Nu va, ir mūsų jau daugiau. A kauniečiai, taigi ne klaipėdiečiai, tai iš karto. Ir radiofonas užimtas, ir jau Lietuvos gimnas groja. Labai greit. Ir kreipimasis iš karto. Ir iš karto sako, varom Vilnių. Ir iš karto visi sako, varom Vilniaus vadot. Vadot Vilniaus. Taip. A Vilniuje Griškevičiai visi šitie, blėt, Songailos. Jau iki jų atėjo. Kažkas negerai. Nes ateina iš šiaurės miestelio, kariškiai sako, mūsų desantininkai nieko Klaipėdoje nerado išskyrus pėdsakus labai gerai organizuotą, aiškiai amerikoniškų veikimų ir daug tarybinių žmonių lavonų. Ir tada įsigalioja kažkoks protokolas numeris 1 ir visus tos valdžiai kažkokį bunkerį veda. Taip, Slėpti. Vilniuje, ja. Kuris bunkeris randasi po univermagų. A mes žinom, kad... Bunkeris po univermagų? Jo. Važiuojam tiesiai ten. Žodžiu, mes vėl išrikiuojam jau ir mentus išrikiuojam. Šiauliečiai, kauniečiai ir Kauno jau policininkai. Ir sakom, gerbimi Lietuvos patriotai. Rytoj mūsų laukia žygis į Vilnių. Jie sako, vesk mūsų šiandien vadę, vesk mūsų. Mes sakom, gerbimi patriotai, pailsėti. Bet to mūsų laukia šiandien. A mes ateisim rytoj. Ką jie tada darys? Ir mes turim, sakom, kas nors liko iš Viešbučio Metropolis. Ir toks senas milicininkas, policininkas jau dabar. Aš, mano, ten senelis dirbo išlaikęs Smetonos laikų, ten vieną kambarį nuo rusų visą laiką slėpė. Gal jūs ten norit pernakvoti? Mes sakom, kaip tiksitas. Būtų neblogai. Ryte prie Rotušės didžiulis mitingas. Plevėsuoja 3 spalius. Jau. Jo. Žmonių susirinkė visas Kaunas. 170 000 žmonių. Mes su tam išeinam į Rotušės balkoną. Visur palei Rotušės kampus kartuvės improvizuotos, kabo visi rusnios okupantų. Ne, lavonai tikrai. Nu, tai karo nusikaltėliai. Komunistas, karo nusikaltėlis. Kary be kalbų. Teisėtas taikinys. Čia kur Rusnė niekaip nesupranta. Rusnė sako, jūs per karą šaudyt žydus ir komunistus. Nu tai žydus, kad šaudyt, tai blogai, nes čia karo nusikaltimas. Bet komunistus karo metu šaudyt yra teisėtas taikinys. Ir tu tą ruskį sakai, ruskis nesupranta. Kaip tai? Kaip galima komunistus šaudyti? Va taip, kaip nacistus galima, blėt, šaudyti ruskį, taip ir komunistus galima ir Putino šaudyti. Aš yra vienas ir tas pats, blėt, debiliai banat. Ir net nukrypo. Ir tas mitingas, išeina tokia sena Kauno ponia, pati seniausia kaunėtė. Ir jinai... Rožytė. Ką? Rožytė. Ir jinai išsaugusi tokį drobulę, kurią dar smarkalinasi pats Basanavičius. Ir jinai, jei minė padaro kelią, jinai prieina prie mūsų, tokios kopėčios iki balkono. Jinai užlipa į balkoną. Ir mes suprantam, kad čia kažkoks labai svarbus asmuo, maloniai pasitraukia nuo mikrofono. Jinai tą drobulę įsitraukia. Ir sako, šitos drobulės, Basanavičiaus vafliai dar likę. Jinai kalba su rusišku akcentu, nes kaunėti. Dar liko čia chemija. Mes žinojom, kad draugas, kuris stovi čia, Vitalas ir Aleksu. Žodžiu, jinai nori mus perduoti tą drobulį ir pašventinti mūsų į žygį į Vilnių. Ir nori pabučiuoti mus. Mes to nenorim. Ne. Mes tuo metu apsimetam, kad tu čiaudai, o aš dujokau. Dabar gali pabučiuoti. Sekančią dieną, a Vilniui ten Peripalochos, iš Maskvos, iš Pskovo, sėda lėktuvai Rusnelė. A mūsų, tai 60 kauniečių ir šiauliečių, nauji policininkai prisiekė naujai Kauno Lietuvai, mes su tavim, vakare tam Metropolį mes įsingom Amerikos balsą, ten sako Lietuvos tarnyba, kažkokią net pažinti Lietuvai iš Amerikos perversmą, kad pradėjo Palangoje išžudę okupacinį kariuomenę, pasiekė Griūna Sovietų sąjunga. Mes galvo, net turėsim ką papasakoti naukams, ne?
Nu, išaušta rytas. Ne 7, ne 8 ryto, kaip debilai kur kelias. 11. Mes išsimaudė, pavalgė. Su visa kariauna. Visi Kauno suvažiavo ir iš Lampėdžių, ir iš Šiaulių žiguliukų savo davė mums, kad mūsų kaip tie Paryžiaus taksistai, kur gelbėjo nuo vokiečių puolimo. Jaunas Šustauskas, normalus žmogus. Ir mes važiuojam senojų plentų, nes autostrada ten mums nenori. Jie dar stato. Jinai pastatė. Jau. Nu, tai Vilnius Kaunas jau buvo. Nu, gerai. Bet ten jinai, žinai, bloga. Mentų zasados, ten šitai, kaip ten pro punktai, tai kaip ten tas vadinasi. Nu, blokpostai. Mes nenorime eilinių mentukų šaudyti. Tai, kam? Jiem nedašunta, kad juk Vilnius Kaunas magistralė buvo dar Tarpukariu pastatyta, tokia chojevesnė šalia. Ir mes važiuojam tenai. Įsiveržėm į Vilnių, tiesiai į kur univermago bunkerį, iššaudom visus tus sujovius. Tada visas šiaurės miestelis, tankai, ten visi hopčikai. Mes juos visus iššaudom nahui. Nes ne viskas užsiveda. Mes juos visus iki vieno iššaudom nahui. Visus jų vadus suimam. Karo lauko teismas, blėt, kai kurias ten, kur gailisi, tik to pagailim, kitus mes sodinam į kalėjimą iki normalaus Nürnbergo ir su intencija, kad jie bus teisingumo pričiupti. Paleidžiam KGB kalinius. Tada užėmė Kanarskio gatvėje radijo ir televizijos komitetai, iššaudom visus chaltūršikus. Po tos tai iššaudom, blėt. Tos tai vietai, pasigailėjau. Ir tada paėmam mikrofoną ir kas kalbės, tu ras. Ir toks tarpus. Bet iš karto mes apsikabinam, sakau, tu, Vitalika, tu sakai, Alikai, aš ir taip daug padariau, tu kalbi. Tik sakau, gerai, aš kalbi. Ir aš tada kreipiuosi visoms nepriklausomos Lietuvos piliečiams. Rusnios valdžia baigėsi. Karo nusikaltėliai, visokie Sangailos, Mitkinai ir Brazauskai yra suimti. Turto nelėskite jų iki parėdimo. Laikykitės rimties, nedarykite bereikalingų judesių, neskriauskite Rusnios, kuri lojali, visus tos dalykus. Tada pakeičiu balsą. Dabar, žinodamas, kad mumis girdi ir mūsų buvę draugai Maskvoje, norim jums pranešti, kad eikit